Taip, tai sveiki, Danai, labai malonu, kad atvykot. Labas. Labai sudominot savo darbais iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tai nieko panašaus buvau nemačius. Gal tiesiog akis kažkaip neužkliūdavo. Nėra, manau, ir dalykas labai populiarus, ar ne? Nu, sakykime, nėra, kad daug kas labai tai darytų. Ta būtent noriu pasakyti. Tai gal papasakokit, ką jūs tiksliau darote ir kaip jūsų ta visa eiga atrodo, nes man va taip atrodo iki galo neaišku, kiek tai reikalauja visko. Procesas visas. Ir procesas tikrai labai įdomus yra. Jo, tai darbai tai tiesiog tai yra tikros gyvūnų kaukolės ir aš jas graviruoju ir kitaip dekoruoju. Tai procesas apima kūrybinis, čia turbūt ir yra ta esmė kūrybos visos, iš kažko, kas nelabai gražu padaryti, tai kas yra patrauklu ir daugiau mažiau priimtina akiai. Čia požiūrio reikalas, bet turbūt esmė yra ta, tai žudyti nežudau ir neprašau, kad dėl to žudytų. Tai čia esminis dalykas yra, vienintelis turbūt principas, kurio stengiuosi laikytis. Kad tai irgi turbūt tos kūrybinės žinutės dalis yra, kad yra dalykų, kurių žmonės nenori matyti, bet palieka po savęs. Tai realiai procesas apima viską. Nuo to, kas liko, ką susirinkau, ką pasiėmiau iki galutinio rezultato. Tai yra iki namų pas naują savininką. O šiaip pats ieškot visų sakykime, kaulų? Iš esmės tai čia irgi kaip menas, menu, kūryba, bet kai kurie dalykai turi turėti tam tikrus žemiškus dalykus. Tai kaip ir kiekvienam versle, tu turi turėti kažką tai, kas tau tiekia ir kažką tai, kam tu gali pats irgi tą savo produktą, sakysim, ar tą kūrybą perduoti. Tai pradžiai tokių istorijų buvo, kad didelis klaustukas buvo, iš kur aš čia visko gausiu, jeigu aš noriu, nes buvau užsibrėžęs, galvoju, reikia pabandyti iš to netgi ir gyventi, nes labai traukia tas kūrybinis pats veiksmas ir supratau, kad reikia apsirūpinti kažkuo tai, tais visais dalykais. Pradžiai bandžiau ieškoti, visokie miškai, ten pakrūmės ir grioviai, bet randi, bet tikrai ne tos kokybės, kokios norėtum, nes labai daug paskui reikia per save perlipti, ten tvarkantis ir plus ir po to rezultatas nekoks gaunasi. Tai tiesiog pradėjau bendrauti su žmonėm, kas augina, kas tame visame reikale sukasi ir kažkaip tai susiformavo toksai daugiau mažiau ratelis pažįstamų, kurie vis kartais paskambina. Bet, o kaip gimė apskritai tokia mintis, užsiimti tokiu, sakykime, amatu galim pavadinti, ar ne? Nes iš tikrųjų, kažkaip yra, tarkim, visi tie menai, muzikantai, tapytojai, nes aš pati, kadangi tapau, tai man toks buvo tiesiog šauna į galvą, bet tu kažkaip kaip ir iš aplinkos jau būni prisigaudęs, nes daug yra tai darančių. Taip. O čia tokia niša labai gaunasi, tai labai įdomu, kaip gimė mintis tokį dalyką daryti. Atsitiktinai radau vieną kaukolę pamiškiai ir kažkaip senai mane ten jos traukdavo. Nuo pat vaikystės, ten sąsiuviniuose mokyklos galiniuose lapuose ten jau pripiešta būdavo, bet būtent kažkodėl tai gyvūno. Arba būtent karvės arba buliaus, ten irgi iš tų visokių westernų ten ir panašiai galbūt atėjo ten, bet šiaip kaukolė, man stiprus toksai simbolis yra. Radau, jinai tokia nelabai kaip atrodė, bet visą buvo taip, kaip viskas turi būti, nieko netrūko ten jai. Tai kurį laiką gulėjo garaže, laukė savo laiko, po to pradėjau domėtis, kaip čia ją sutvarkyti. Ir internetas pilnas visko, visi visko moko, viską rodo. Ir atradau, kad žmonės graviruoja pasaulyje, tos ir yra gilios tradicijos kai kuriuose tautose.
ten Okeanijoje, Balio saloj, Indonezija, kai kurios ten Šiaurės Amerikos indėnų tautos gentys arba graviruoja, arba kitaip dekoruoja. Jas tai kažkaip tai užkabino ir pradėjau truputį gilintis. Aišku, susitvarkiau tą pirmą kaukolę. Galvoju, savo pasidarysiu tenai. Tai kaip tik ten buvo gimtadienio momentas, laikas. Gavau dovanų, kas buvo graveris. Ir aš iškart pradėjau tenai mankštintis, pradžiai ne ant tos kaukolės, ant kitokių ten kauliukų visokiausių. Ir taip gimė pirmas darbas. Tiesa, prieš tai buvo ten kitas toksai ožiukas kaimynų, kur dukra užrodė, kad sako, tėti, ten yra, gali nueit pasiimti. Tai tas pirmas darbas papuolė į Facebooką ir kažkaip tai labai visi pradėjo domėtis, klausti, gal parduoda, kokią kainą ir panašiai. Tai kažkaip tai, kadangi pats procesas sužavėjo, o rezultatas, matau, domina kitus, tai išvadas netrukus padariau aš. Tai taip gimė visa ta pradžia. O bet prieš tai kažkaip, ta prasme, ką prieš tai gyvenime veikėt būtent, kad tas įdomu, koks buvo šuolis, tarkim, nuo ko prie ko? Ar tie menai visada tokie buvo, visada šalia ėjo gyvenime? Visada turėjau tą alkaną pusę, irgi pats užsiimdavau tapybą, bet nebuvau patenkintas tai savo rezultatais. Gal taip sistemiškai aš į ją nesigilinau. Ta prasme, kad išmokti ją, niekada aš nedariau paveikslų, netapiau paveikslų, kad gerai, sakysim, noriu peizažą nutapyti, tai reikia man tada ten spalvas perprasti, tenai potėpius dar kažką tai pasitreniruoti. Aš iškart norėdavau rezultatą. Ir man jis niekad nesigaudavo. Žinau, kad reikia daug daugiau įdėti, daug daugiau pasimokinti, pasipraktikuoti, bet neturėdavau kažkaip tos kantrybės, gal nei laiko. O su šitu reikalu, tai man tas graveris ant tiek prilipo rankoj, kad aš jau pirmom dienom net pats nesuvokiau, kaip jisai dirba man rankoj, o kai žmonės paskui sako, kad tu kažką darai tokio nepaprasto, nieko čia labai sudėtingo nėra, bet vis tiek gauni tą tokį grįžtamą ryšį teigiamą. Tai tada ir klausimų savo nekeli. O ką aš veikdavau anksčiau, tai tiesiog paprastus visokius žemiškus ofisinius darbus dirbdavau. Ir buvo atėjęs laikotarpis gyvenime, kad nusprendžiau gerokai pamastyti ir permastyti, ką toliau su to gyvenimu daryti. Ir aš tikrai noriu tiek daug žiūrėti tą kompiuterio ekraną, spręsti kažkokias tai kitų žmonių problemas, dėl to pergyvent, stresuot, nuo algos iki algos, taupyt, ir visą kitą. Ir pagalvojau, kad galbūt pats visas procesas iki rezultato irgi galėtų teikti džiaugsmą ir pasitenkinimą. Tai jau prieš tai dar buvau aš irgi užtrenkęs kai kurias duris ir turėjau tiesiog daug laisvo laiko. Man dabar labai įdomu pasidarė, nes aš irgi, ta prasme, daug metų turėjau apmąstymui, ką daryti su ofisiniais darbais, nes reikia mano viena pusė, kad nori eiti kūrybą ir visą kitą. Tai man labai dabar įdomu, koks buvo jausmas, kai išėjot iš darbo, tarkim, ar ne, ir supratot, kad dabar čia jau yra mano. Ir dabar aš jau taip dabar turėsiu gyventi ir tas pasiryžimas, nes aš taip įsivaizduoju, kad turėjo būti sunku pasiryžti, taip keisti. Įdomus tas momentas buvo, tai kai aš išėjau iš to darbo, iš tų darbų, aš dar nebuvau pradėjęs tos kūrybos. Jo, tai ten, kad kai nutraukiau tą savo karjerą, ten po to sekė kokių 8 mėnesių tuščias vakuumas toksai, kur viskas turėjo nurimti ir galėjau tada pamatyti dugną, tada visų savo minčių. Ir tada prasidėjo šitas dalykas, tai apie tą jausmą, tai kadangi nebuvo tuo pačiu metu viskas, tai išėjus iš to sociumo, tai pavadinkim,
pirmą dieną euforija buvo tokia, jo, bet greitai jinai dingo. Ir paskui staiga tu vis tiek atsiduri tokioje vietoje, kai pradedi rūpintis tokiais labai žemiškais dalykais. Tau vis tiek reikia pavalgyti, reikia nenukrist kažkur žemiau kažkokios tai kartelės gyvenime. Tai, bet vat atsirado šitie reikalai ir taip atrodė viskas taip labai savo vietose. Daug kas ten iš aplinkos nesuprato ir galvojo nesąmonę, galbūt čia galvoj pasimaišė kažkas tai. Bet ten buvo tas magiškas laikas, kai man visiškai nerūpėjo, ką kiti sako. Daug kartų gavau ne, daug kartų man irgi ten uždarydavo duris, bet man visiškai nerūpėdavo tai, nes aš žinau, ką darysiu toliau. Jeigu nepavyks, aš vis tiek žinau, kad aš darysiu ir vis tiek kažkas tai iš to gausis. Tai va, tai su tokia dvasia, su tokia nuotaika einant, tai daug visokių tų erdvių galimybių atsirado ir tokių pažinčių, tokių vietų, tokių aplinkų, kaip čia, sakykime, kur aš ten ofise turbūt niekada nebūčiau priėjęs. Daug praleistume gyvenime turbūt. Jo, tas toksai, kad yra ir kitoks visai. O kiek metų jau užsiemat visų tuo? Dabar gal 4 ar 5, kažkas tokio. Jo, tai va, tai aišku, tose kančiose vis tiek tebeliekė, gyveni tarp tos kūrybos ir to žemiško gyvenimo. Tai... Neišvengiamas turbūt jisai yra, bet vis tiek, man atrodo, tas kūrybinis dalykas kažkokią prasmę neša. Man dėl to labai įdomi ta tokia gaunasi žinutė, kad mes kūrybininkai po savęs kažką paliekame, o čia dar toks įprasminimas, kad tu iš to, kas liko iš kito, dar perdarai taip, kad dar turėtų kažkokią prasmę, kažkokį grožį. Nu jo, galvoju, kodėl čia taip traukia tas dalykas, ne tik mane, bet ir kitus, kas susidomi šitais darbais. Ten būna irgi ten visokių minčių pasiūlo, viena iš tokių dažnai pasikartojančių. Sako, įstatyk dar lemputės į akidobės, kad šviestų tenai. To niekad, sakiau, nedarysiu, nes man toks visiškas kičas toks atrodo. Bet galvoju, kodėl taip žmonės to nori ir kažkaip tai sugalvojau pats savo, kad tiek tai, ką aš darau, tiek tos lemputės yra apie norą suteikti atgal tam daiktui sielą, kuriame buvo jau prieš tai. Tai, mes visą laiką žmonės tokie linkę tenai, sakysim, padaryti daiktus, kurie neturi tos sielos tarsi gyvus, ten mašinas, ten kokias nors, ten vardus suteikti, ten ir panašiai. Tai kažkas čia irgi panašaus. Galbūt irgi galima būtų priartinti prie stabų visokiausių kūrimą ir panašiai. Bet kažką pasąmonė diktuoja. O kas liečia, tarkim, tos visus raštus, tos graviravimus, tai ar yra kažkokia simbolika jų, ar tiesiog pajautimas, ar ir tas? Visko. Pradžiai galvojau, kad aš greitai išsisemsiu, nes tos vietos netiek ir daug, ir tų kombinacijų ten netiek bus daug. Tai kažkaip tai vis tiek neišsisemi ir kai dirbi ir kuo daugiau dirbi, tuo daugiau minčių kyla. Aišku, išdirbi kaip ir kiekvienas ten meistras ar menininkas ar kūrėjas, išdirbo kažkokį stilių, kažkokią tai schemą ten ir panašiai, tai kelios ten vyrauja pas mane, galbūt kai kurios ten grinai tik tai iš patogumo, o kitos būna, kad pradedi eksperimentuoti ir vėl kažką atrandi. Tai apie raštus, tai kai kurie iš jų iš vis nieko nesakantis yra, tiesiog gerai atrodo. Tiesiog gerai, taip. Jo, bet kita dalis yra, kur ieškau, domiuosi įvairių tautų ir genčių raštais. Tai čia irgi visas pasaulis tame yra ir baisiai įdomu yra tyrinėti ir rasti sąsajas tarp, atrodo, susipriešinusių kažkokių pusių, kad vis tiek per raštus ir ornamentiką jie daug turi bendro. Tai arba visai skirtingose pasaulio pusėse atrasti panašias tendencijas ir taip toliau. Tai
tie jau tikrieji, sakykime, tautų, genčių raštai, jie irgi prideda tos magijos daugiau. Jie vis tiek kažkaip tai veikia. Ir tos tūkstančius metų, energetiškai ar kažkaip tai per pasąmonę. Nes jeigu sugalvoji kažką savo, tai daug sunkiau yra prilygti tai magijai, nei kad tiesiog pasinaudojant jau sukurtais tradiciniais raštais. Bet gal čia šitą vietą tik pačiam taip atrodo, nes man atrodo žmonėm, kurie to nedaro arba mato pirmą kartą, tai ar būtų tas raštas, ar tas vis tiek atrodo įspūdingai. Galbūt, nes kai kurie irgi buvo kūriniai tokie, galvoju, toksai nišis nei tas, bet kitiem, oho. Ja, čia šitoje vietoje irgi atrodo, kur mes patys savo labai stipriai savikritiški ir perfekcionistai kartais perdėti būnam. Visaip gali būti, nes pastebėjau, kad tose vietose, kur aš galvoju, kad aš esu geras, tai tada kaip tik priešingai būna, o kur galvoju, kad man dar daug reikia stengtis, o ten paskui pasirodo, kad tai už tai vertina. Taip. Kiek iš viso jau esat padaręs, skaičiavot? Kažkur apie 150. O kiek vieną užtrunka padaryti? Įvairiai priklauso nuo dydžio, nuo sudėtingumo. Tai ten mano tuomet darbų visam gentį, sakykime, ar kaip ten pavadinti, yra nuo nedidelių, ten kokia laputaitė, ten ar kažkas tokio, ten kur nors ir ten yra ką paveikti. Bet vis tiek daugiau mažiau ten per kokią dieną susitvarkai, jeigu apie graviravimą vien tik tai kalbėti. O jeigu papuola į rankas koks nors didelis bulius arba bizono, dabar laukia savo grožio, tai tenai, aišku, nesėdi ten prie jo diena iš dienos, bet ten jau ir mėnesiais užtrunka. Jeigu jau kažkokią tai jau mintį ir užsispyrimą turi nepaviršium padaryti. O šiaip įdomu, esat susilaukus kažkokių komentarų iš, tarkim, visiškai galbūt svetimų žmonių, kabutėse potencialių klientų, kažkokios, kad kažkokio galbūt netgi tam tikro pasmerkimo arba kažkokių nemalonių komentarų, nes iš tikrųjų aš asmeniškai su kuo susidūriau, nes vėlgi, ar ne, tai yra buvę gyvi gyvūnai, ar ne, tai tik tais jo dalis, kaulai, bet kitiem tai yra labai sakrališka, gal taip galima pasakyti. Ir pavyzdžiui, pas mane piešiniai, kada aš pradėjau tapyti ir tapydavau drabužių taip pat, buvo gana tamsus ir, sakykime, ten irgi ir kaukolės ir visa kita. Ir man iš tikrųjų yra kelis kartus pasakė komentarą, kad sako, tave gal velnias apsėdęs. Nors aš vaikščiodavau išsišiepus ir man viskas gerai, bet turiu omeny, kad ar kažkaip toks yra iš visuomenės kažkoks gaunamas atsakas į tai, ką darot. Aš pradėjęs šitą bijojau tų dalykų, kad daug susilauksiu. Kartais susilaukiu, bet kaip dukra sako, jeigu turi heiterių, bet tada ir turėtų daug tų suporterių, ne? Tai aišku, didžioji ta dalis tokios komunikacijos ir vyksta per Facebooką, per Instagramą. Jeigu atsiranda kažkas, tai kas pasako taip, kaip jūs sakot, tai atsiranda atgal, kas pasako. Ir man dažniausiai nieko nereikia sakyti. Tai viskas susitvarko savaime. Tai fiziškai, ten kartais tenka padalyvauti vienam kitam festivalį, tai irgi gal būna taip praeinant pro šalį kažkas kažką pasako, bet dažnai ten prie manęs prieina daug besidominčių žmonių, tai ten tam žmogui nėra ką šnekėti, nes supranta, kad iš konteksto iškris viso. Tai daugiau žmonės taip su susidomėjimu, gal kiti kartais atsargiau kažkaip tai pasižiūri, bet jeigu ten nėra kažkokios tai pentagramos ar kažko, tai žmonės ten nelabai ir sako, kad čia kažkas tai tokio su velnio susiję ir panašiai, nors tam gali ten įžvelgti. O kalbant apie tą sakralumą, ir irgi vis tiek toj temai
gyveni, domiesi, tai žmonės, kurie turi, tautos, kurios turi tas tradicijas, tai šitaip išpuošdamos tas kaukolės, jos kaip tik išreiškia dėkingumą tam gyvūnui, kuris maitino šeimą, paaukojo savo gyvybę dėl žmogaus ir tokiu būdu jisai ta kaukolė tokia kaip ir natūralus paminklas tampa. Tai būtent tenai tam pačiam Balyje, Indonezijoje, Indijoje. Tai va taip pat, tenai medžiotojai irgi lygiai taip pat jie, vis tiek kažkoks tai lydi kalties jausmas, kai tu nužudai tą gyvūną. Tai irgi, jeigu negraviruojant, tai indėnai, sakysim, jie išpiešdami savo ornamentais irgi lygiai tą patį padaro. Tai nemanau, kad čia yra kažkas tokio, kas būtų tokio labai jau kontroversiško. Taip, tai va dėl to man ir buvo įdomu, nes va tie, sakykime, standartais, kokiais gyvena, ta prasme, kai kurie žmonės ir va pasirodo, kad viena galvoja, o kažkur yra visiškai atvirkščiai. Va tas dalykas ir kaip negalima susikoncentruoti į vieną nepasigilinus ir nepaieškojus daugiau tos prasmės. Viskas yra, ką tu suteiksi tenai, jeigu pradėsi išsidirbinėti iš tų kaip sakyt, to, kas liko iš to gyvūno, ten daryti kažkokias tai, nežinau, tenai, juokelius ar dar kažką tokio, tai galbūt ir taip ir atrodys. Bet aš kažkaip tai labai rimtai tos dalykus. Su pagarba. Taip. Su pagarba, nes tikrai taip ir atrodo labai, sakau, man įspūdinga, aš kažkaip nieko panašaus, nors atrodo ten galbūt kokiam Pintereste kažkur kažką panašaus matei, bet kad būtų toks, man atrodo, kad net labai aiškiai jūsų stilistika yra tam tikra prasme ir tos darbus, tarkim, 2 paėmus ir atskirai sudėjus, tiek galėtum pasakyti, kad vieno žmogaus daryta. Gali būti, kaip ir minėjau, turbūt, kad jo, išdirbi tą savo stilių kažkokiu, tai vis tiek jisai tokia natūrali gija eina. Tai kažko labai priešingo, yra tų temų skirtingų, ten, sakykime, dažnai būna, paprašo žmonės vikingų tema, padaryk, sako, kad nors, tai tenai, kai pradedu aš tada rodyti socialiniuose tinkluose tos rezultatus, tai aš iš tos temos neišlipu niekaip, nes tada ir kitas prašo, ir 3, ir 4, tai tiesiog tada tenka pereit dirbtinai prie ko nors kito. Bet taip gaunasi, kad daugiau ar, sakykime, padarot, ar ne, ir parduodat, ar ir užsakymus kažkokius individualius priema? Man labiau patinka padaryti tai, kas man patinka ir parduoti, nes tada nėra jokio įsipareigojimo, tai labai lengvai viskas. Bet yra ta dalis, kur paprašo, tai kažką labai konkretaus arba į maždaug kažkurią tai pusę. Tai visokių būna, tai ten tada būna truputį tokio įsipareigojimo ir jaudulio, ar tiks ar patiks, bet kažkaip tai nebuvo taip, kad atmesto ar nepriimta. Bet tos laisvės automatiškai turbūt kūrybai lieka mažiau. Aš taip įsivaizduoju, nes man, pavyzdžiui, taip yra, nes kad atrodo, kai tu darai, tapai, tarkim, paveikslą ir tu tapai iš to, kokioje tu emocijų dabar gyveni, tai viskas atrodo taip lengvai, sklandžiai keliauja. O kai gauni užsakymą, tu vis tiek jauti būtent atsakomybę ir tas toks biški tokios įtampėlės atsiranda. Čia tokių visokių, tokių priešpriešų yra. Iš vienos pusės tie užsakymai, ypač griežtesni užsakymai, jie ugdo mokina. Truputį išgirsti tai, ko nori, galbūt netgi pabandyti kažkokią kitą techniką, ypač kai būna kalba apie dekoravimą. Ten spalvų, ten efektų kažkokių, tai kurių anksčiau nesubandęs, tai per klientus dažnai aš pasimokinu ir einu į priekį, tada galiu aš praplėsti savo kūrybinės laisvės, tas tokia, sakykime. Iš kitos pusės, taip, priboja, varžo ir panašiai, galbūt to nenori, bet dažnai aš būna įmuosi kažkokio tai užsakymo vien dėl to, kad įdomu pabandyti, ką nori. Tai čia vienas buvo iš tokių paskutinių darbų, seniai turėjau mintį sukomponuoti su kažkokiais gražiais rėmais, kaip paveikslas būtų.
Ir buvo viena mergina užsakė, sako, noriu kažko tokio. Tai radomės ten tų sprendimų, buvo gan reikli iš tikrųjų. Ir vienaip ir kitaip ten bandėm, gavosi rezultatas neblogai, man atrodo. Ir dabar atsirado nauja niša, kur tiesiog galiu laisvai daryti, bet per klientę išmokau. Augimą, žodžiu, klientai. Jo, tai kaip pažiūrės iš tikrųjų, varžo, laisvė taip, bet man atrodo, kad suvaržytas gali daugiau turėti galimybių paaugti. Faktas, taip. O kai, pavyzdžiui, kažkokią, tarkim, rutiną turit, ar ne? Ar taip tokia kiekviena diena vis kitokia? Nes man atrodo, aš labai daug klausau įvairių ten sąmoningumo temom ir panašiai, pinigų psichoterapeutų ir panašiai. Ir dažniausiai visi sako, kad reikia keltis labai anksti, ten miegoti iki tam tikros valandos, kad turim ten turėti konkretų režimą ir taip toliau siekti tikslų. Bet aš kažkaip galvodavau, kad menininkams šitas yra labai sunki užduotis, nes to įkvėpimo tai tu nesugaudysi būtinai kiekvieną dieną 8 ryto. Tai šitas įdomu kaip jūsų tą dieną atrodo darbą. Jo, man atrodo, kad tie visi tikslai ir visa kita verslė yra gerai. Tai. Bet kai tu nori gyvenime kažką patirti magiško, tai reikia laikytis toliau nuo šitų dalykų. Nes pats irgi pirmus, antrus metus gyvenau su ta kūryba laisvai, taip kaip vedė širdis ir viskas sukrito kažkaip netikėtinai ir magiškai. Po to pradėjau sistemizuoti daugiau mažiau viską, irgi užsibrėžti kažkokius tai tikslus, kažką padaryti, kažką pasiekti ir dingo viskas. Tada prasideda grinai toksai mechaniškas, grinai, kaip sakai, amatas toksai. Eini, dirbi, kažką atidirbęs esi, suplanuoji, pasieki, nepasieki ten ar panašiai. Tada, aišku, pradedi nervuotis viso proceso metu, nes matai, kur tau reikia nueiti, o tu dar čia kapstaisi, iš ryto tau nėra įkvėpimo galbūt, ten dar kavos iki 11 valandos pagerti reikia ir panašiai. Tai kankiniesi kažkaip, tai nežinau. Gal ir įmanoma, bet kažką ir prarandi su tais visais tikslais. Ir ta disciplina, ta rutina tokia, man dažniausiai būna sunkus laikotarpis žiemą, nes niekas dažniausiai nevyksta žiemą. Tamsu, užsidaryti reikia, ten eini, darai tos darbus. Ir po to jau kažko labai norisi tokio, kas išvestų kažkur į aplinką. Tai ta žiemom, tai nenori kažkokia rutina atsiranda. O ta rutina, kaip sakyti, vis tiek irgi iš to, kad šiaip gyventi reikia. Be abejo, taip. Bet kaip įdomi iš tikrųjų, man kaip tik žiema gal toks būna didžiausias darbymetis darbų prasme faktas, ten prieš šventes, prieš kalėdas, bet man ruduo ir žiema man būna pats maloniausias laikas dirbti. Nors atrodo vasarą, tu, pavyzdžiui, daugiausia energijos turi, bet man tas tikrasis įkvėpimas, kuris ateina, tai daugiausia yra ruduo ir žiema. Neprieštarauju, jo, ruduo jau kada viskas nuslūgsta, irgi nurimsta, toksai tada jau į tokią melancholiją pasideda. Ir tylu, ramu, viskas aplinkui. Bet paskui per ilgai užsitęsia kažkaip. Jau kalbu ten turbūt apie paskutinius žiemos mėnesius ar savaitės, ten ar pavasario ankstyvo, ten jau kai jau norisi, tai galbūt irgi pasiilgsti jau tada kontaktų su kažkuo tai, su žmonėm. Tai tokių visokių festivalių, ten pasirodyti, pasišnekėti, pasibendrauti. Komunikacijos elementarios. Turbūt, nes tada irgi prasideda visas aktyvėjimas. Taip, tai man dar iš tikrųjų yra labai įdomu, kaip jūsų šeima reagavo, kai nusprendėt užsiminėti tokiu amatu. Šeima tai žmona ir dukra. Jokių problemų, kaip sakant. Tai žmona kaip tik yra ta didžioji palaikytoja. Per ją kaip tik ir prasidėjo viskas, nes jinai pasidalino tais pirmaisiais darbais. Ir per ten pirmieji tokie
komerciniai reikalai atsirado. Ir visą laiką, kaip sakyt, to laikotarpio, kada reikėjo įsivažiuoti, įsibėgėti ar pasiekti kažkokį tai tempą, tai padėdavo visom prasmėm, kaip sakyti, tai labai dėkingas aš jai už tai. Tikiuosi, kad kada atsidėkosiu tuo pačiu. O dukra, tai jai kažkaip tai natūralu viskas tenai, tai draugai ateina į namus pas ją, tai jinai net nekreip, ta prasme, atrodo, kitas va sakytų, čia žiūrėk arba atsargiai neišsigask, ten tie vaikai, paaugliai eina ir praeina, bet irgi daug, sakykime, atvejų tokių būna, kai vyksta kažkas mokykloje pas ją ar dar kažkur, tėtis sako, gal nori atvaryti ten savo darbus, pristatysi ten paskaitą ir dar kažką, tai irgi būna nedrąsu, iš tų, kad gausi kažkokį tai įvertinimą, ypač iš tokio mokytojų bendruomenės tenai, kaip baisu labai, bet ne, irgi visi susidomi labai ir viskas tvarkoja. Tai žmona, dukra, tai festivaliuose visur kartu, ten savaitgaliais, naktim, ten. Tai ir ta tokia techninė pagalba ir visa emocinė, tai, kaip sakyt, man tai jokios kliūties šitoje vietoje nėra, tik tai pagalba. Nes buvo įdomu, kaip iš pradžių, nes tas toksai staigus, tas ar ne kažkoks, aišku, ten, sakėt, pas jūs ten ilgas buvo laikotarpis nuo sakykime, ten tų visų ofisinių dalykų, bet kartais, pavyzdžiui, mano atveju, mano aplinkoje, artimi žmonės, jie tai laikė visą laiką kaip mano hobių. Ta visa mano veikla, nes aš gal dėl to, kad šalia viena kitos darydavau. Ir čia ne iš tėvų buvo šitas pasakymas, bet iš kitų artimo aplinkoje žmonių, kai aš jau nusprendžiau, kad viskas ir startuoju ties menais ir čia yra mano kelias ir aš noriu eiti. Ir aš atsimenu, nežinau, gal aš darbo išeis, gal savaitę praėjo ir sako, o tai kada darbas susirasi? Tai sakau, aš turiu darbą. Aš dirbu, čia mano darbas. Ir kitiem labai sunkiai tas suprantama. Tai jeigu toks būna drastiškas pokytis, tai kartais gali būti kažkoks artimoje aplinkoje, kaip sakau, buvo iškeliamų kažkokių trigerių vis tiek. Jo, tai buvo, aišku, ne iš žmonos ir dukros, bet iš vyresnių žmonių. Ir tenai, tai tikrai jam daug klausimų kilo, kas čia darosi pas Daną galvoje ir ką jis čia ruošiasi daryti. Tenai, bet čia buvo jau vienas iš tų atvejų, kur aš jau žinojau, kad neįsileidžiu pas save nieko to, tiesiog nubėga kaip vanduo nuo žąsies ir tiek tenai, nes ten buvo tokių drastiškų atvejų, kai ir iš Facebooko išmesti reikėjo. Tiesiog, kad žmonėm ramiau gyvent būtų. Čia, kaip sakyt, dėl drastiškumo šaržuoju, bet jo, bet šiais laikais ką blogiausia žmogui gali padaryti. Užblokuot. Jo. Tai, bet, kaip sakyt, kad kažkas temptų žemyn, arba atgal, arba ten sakytų, kai čia baigsi nesąmonėm užsiminėti, tai nebuvo. Aš kažkaip net galvoju, aplinka, kažką mums besiemant daryti apskritai, pirmiausia, kaip, net nebūtinai artima aplinka, bet kas iš šono stebi, aš galvoju, kad kartais žmonės tiesiog bando kiekvieną atitolinti nuo jo sėkmės. Yra toks momentas, nes, kaip sakėt, kad viskas nubėga kaip nuo žąsies, tai čia toks, žinai tikslą, eini link jo, žinai, ko nori. Ir tada dar, atrodo, stipriau aplinkoje atsiranda tokių trigerių, kurie bando, atrodo, išmušti ir pasakyti, kaip tu turi gyventi, iš principo, kuo tu turi užsiimti ir ką tu turi veikti. Bet man šitoksai gaunasi, kaip, aš taip sakydavau, kad kiti tiesiog bando atitolinti tave nuo tavo sėkmės, nes iš principo, kai turi tikslą, tai labai tikslingai ir Jo, žiūrint, kas tie kiti, ar apskritai visata ten, ar dar kažkas, tai aš kažkaip tai per gyvenimą prisirinkęs tų tokių kertinių pasakymų frazių, sakysim, kurie man labai groja. Tai vienas iš jų tokių yra, kad jeigu tau kažkas pradeda trukdyti einant kažkur, tai
tai vadinasi, turbūt kažką gero tu sugalvojai jau. Nu, tai tie slenkščiai, man atrodo, jie veikia dvejopai. Tai vienas dalykas, jie patikrina tavo pasiryžimą. Jeigu tu tikrai daug pasiryžęs esi, tu per jį perlipsi ir tada lengvai eisi toliau. Per vieną, per kitą, galbūt ten daugiau jų bus, ar kaip tik nedaug. Iš kitos pusės, jeigu tu galvoji, kad tas slenkstis yra per didelis, tai vadinasi, tu nevertas eiti to kelio, tai nėra ko eiti tau jo tenai. Tai ir vienas, ir kitas pasirinkimas yra geri. Tai tik tiek, kiek tu turi pasiryžimo to. Tai aš tokius visokius barjerus, trukdžius, taip ir žiūriu. Ta prasme, kad jeigu aš kažko noriu, suprantu, kad kažkas blokuoja, ar tai būtų asmuo, ar tai aplinkybės, ar dar kažkas tai. Ir jeigu pakankamai stipriai noriu, tai žinau, kad aš perlipsiu per tai. Bet jeigu pradedu abejoti, būna tų momentų, galvoju, nu tikrai gal čia nereikia rizikuoti, ne man ir tiesiog tada pasakė kitų kelių. Tai kaip sakant, jo, ten kaip, jeigu kažką gero sugalvoji, tai matyt, velnias nori tau pakišti koją, žinai, tai vienas iš tokių, tai va. O va šiaip dažnai susiduriam vėlgi tam, vadinkim, menų pasaulyje su tokiu dalyku kaip kopijavimas. Aš gal kartais, vėlgi kiti gal labai dramatiškai reaguoja, yra tokia viena knyga, Vok kaip menininkas. Ir aš kažkaip nusipirkau ją, gal tarp kitką paskaityti, nes man tiesiog buvo įdomi šitoje vietoje psichologija, nes man atydavo, pavyzdžiui, vat, kaip ir sakiau, ten tie visi paveikslai, kažkas tai ateina iš sapnų, iš kažkokių vaizdinių, kur kažkas nematyto, bet va tik man suprantama, kol aš identifikavau tai, kad aš tiesiog visą informaciją susirinkus iš aplinkos perleidžiu per save ir ją transliuoju. Ir vat būtent toj knygoj ir buvo rašoma apie tai, kad nereikia kopijuoti, bet reikia perleis būtent per save, nes mes renkam, sakykime, žiūrim kažkokius pavyzdžius ar ne, perleidžiam per save ir pateikiam. Tai vat man dabar šiaip yra, nes vat tas toks tiesioginis kopijavimas yra, nėra jis legalus iš principo. Ir šiaip tokia, man vagystė, iš principo, tikra vagystė. Tai vat, ar tu esat susidūręs tam kely, kad vat kažkas pamatė, nes labai dažnai būna kitų akis didelės, kai pamato kažką gražaus padaryto ir galvoja, ir aš dabar jau tai pavarysiu. Yra toks momentas ir pats pagavęs esu, kad nesaugiai jaučiuosi, kai kažkas irgi pradeda ar klausti, ar ten irgi rodyti savo darbus į tą pusę, arba galbūt netgi paprašo pamokinti. Daug kas sako, tai gal tu dirbtuvės darai priimsi galbūt grupės kokias tenai dar kažko. Tai aš tiesiog, paprastai taip stengiuosi mandagus būti. Sakyt, tai yra iš ko aš bandau užsidirbti, ne? Ta prasme, aš ne lektorius, ne mokytojas šitoj vietoj. Aš pats dar daug mokausi ir pats dar daug geriu, kaip sakyti, save ir godžiai. Ir tikrai net toj stadijoje esu, kad aš galėčiau atiduoti dar iš savo pusės. Tai irgi buvo tas laikotarpis, paskui irgi apie tą visą konkuravimą tokį ir ten vagimas ar dar kažkas tai tokio. Bet pagalvoji po to, o ko skiriasi konkurentas nuo kolegos. Iš principo nieko, nes tą patį darom ir tą pačią žmonių problemą sprendžiam, tą patį jų poreikį tenkinam. Ta prasme, tik tai tiek, kad mes stovim savo užsibrėžtų barikadų pusėse skirtingos. Tai jeigu mes būtumėm du kažkokie tai amatininkai gaminantis kėdes ir mes su tavim būtumėm įkūrę bendrą organizaciją, tai mes būtumėm kolegos. O kas yra organizacija? Tai popierius kažkas ar dar kažkas, mes tiesiog susitarėm, kad mes ir vienas į kitą žiūrim kaip į kolegas, gal bendrais resursais naudojamės ar panašiai, bet konkurentai lygiai tą patį daro. Irgi resursais, dėl jų kovoja galbūt, bet ir netgi iš to ofisinio darbo, kai pasižiūri kitą kartą, tai būna ten vadovas koks nors dalina užduotis ir nuo to paskui priklausys ten darbuotojų komandos narių uždarbis. Tai kas jie tada tampa dėl to uždarbio? Konkurentai, ne, nors darbe jie skaitosi kolegos. Tai ten kažkaip tai per šitą pabandau perleisti, nes atrodo vieną kartą tu pats pataupysi ir kažko neparodysi, neatskleisi,
kitą kartą tau prireiks, kažkokas kitas galbūt pabandęs yra. Tai man atrodo, kad pasaulis yra tiek didelis, kad čia tos vietos visiems užteks. O jeigu tave kopijuoja, tai reiškia, tu geras esi. Taip, nes aš iš tikrųjų būtent dėl ko ir paklausiu, nes aš kažkaip ilgai emociškai su tuo kovojau, tai nebuvo labai konkretus, sakykime, kažkoks tapybos darbas ar kūrinys, bet buvo tiesiog mano labai tokia stipri idėja, kur aš sakau, per garsiai pasakiau ir jinai labai paskui atsirado. Ir ten jau buvo mano pradžia įdėta ir padaryta ir paskui, kai pamačiau, ką iš to padarė viso, aš matau tiesiog, kad sugadino tą dalyką. Bandė kopijuoti, bet nepadarys taip, kaip aš. Ir man ta pamoka buvo tokia stipri, kad nes aš irgi man būdavo tokia baimė, kad atrodo, tu padarai, bet tu bijai rodyti. Nes atrodo, kad paims analogiškai ir padarys tą patį. Bet tada supranti, kad niekas taip pat nepadarys. Taip. Niekas. Ir tos vietos čia visiems užteks. Ja, jeigu tu turi save atradęs ir tavo gerbėjai, sekėjai yra tave atradę, ne, tai turbūt nevertas tas, kuris renkasi čia pas tave brangiau, pas tave pigiau, ne, aš pasirinksiu kažką tokio. Tai vadinasi, jis ne tavo yra pirkėjas tavo kūrinio ar kažkas tokio. Tai ta prasme, tu turi nuoširdžiai daryti tai, ką darai. Ir apie tai aš manau, kad net neverta mąstyti. Galbūt skaudžiau yra, kai iš tavęs pavogia idėja tie visokie jau komerciniai judėjimai tenai. Tarkim, yra vienas iš pardavimų kanalų Etsy. Tai ten jau toksai išsigimimas, sakykime, yra, nes daug kiniečių ir kitų ten iš rytų šalių jie nusikopijuoja, padaro tai kažkokį tai komerciškai išdirbtą dirbinį, galbūt, tarkim, nusipirks iš manęs kūrinį, 3D atspausdins ir paskui štampuos iš dervos kažką ten tokio. Ir tada tenai išauks tenai didžiulį kažkokį tai verslą ar kažkas to. Tai toksai būtų turbūt skaudžiausias. Tenai. Bet kad jeigu kitas žmogus ten bando iš tavęs pasiskolinti idėją ir padaryti, kaip sakai, vis tiek jisai transformuoja per save ir jisai transformuos visai kitaip negu tu, kad padarysi tenai. Tai, ir jisai atras kitus žmonės, kur tavęs jie netras. Tai aš manau, kad tiesiog reikia daryti ir būti nuoširdžiai su savo mintim. Ir tiek. O, sakykime, iš tos kliento pusės, kaip menininkui, kūrėjai, svarbu, kas darbą turės, koks žmogus. Pas ką tas kūrinys namuose bus? Sakykime, jeigu... čia irgi tos yra išgyvenimo ribos. Tai jeigu įsivaizduočiau aš save super sėkmingai šitoj vietoj ir aš daugiau klientų turėčiau, negu galiu padaryti ir tai patenkintų mano, sakykime, visus ten poreikius, kokius turiu, poreikius, troškimus, tai gal svarbu būtų, tada daugiau atsirinkinėčiau, kad čia noriu, čia, kad tas anas tenai būtų. Dabar kai kuriais atvejais, kaip sakyt, imi kartais kaip tas jau gatvės menininkas, ne, tai kad gauti tą rezultatą. Tai ten visokių būna, ten tų užsakovų, ten ir iš įvairių tų kultūrinių sluoksnių. Tai, kaip sakyt, savo per daug aš klausimų neužduodu. Yra tos tokios kryptis, kur labiau man patinka su kuo bendradarbiauti ir dirbti tenai, bet, kaip sakyt, tas gyvenimas visoks. Taip, nes irgi šitas dalykas, man toks atrodo, kad mes kiekvienam į tą kūrinį kažkokią sielą įdedam. Taip. Bet aš ką esu pastebėjus, kad būna, tarkim, kažką įkeli klientų, daug susidomi. Bet tu jauti, kad tas susidomėjimas per socialinės platformas, ten klausimas, pasakai ir nebetrašo. Tų tokių principų. Bet aš kažkaip visą laiką jaučiu, kad pas mane tie klientai visą laiką yra tie, kurie turi būti.
Ir, pavyzdžiui, kai vienas mano darbas kabėjo beveik 3 metus. Taip. Ir kiek jį ten bandžiau visai parduoti ir nuolaidas dariau ir taip toliau, nes tiesiog, kad nedulkėtų, nes gaila, tiesiog dėvis jisai vieno stovėjimo. Niekaip neatrado savo kliento. Ir vieną kartą atėjo viena moteris ir užsidėjo ir kaip nuliet. Taip. Ir viskas. Ir bet aš tada supratau, kad jos laukia. Ir man va toks atrodo, kad mes, aišku, kartais neturim pasirinkimo ir imam viską, kas duodama, bet iš kitos pusės, va, tas ir turim, kad turim tą savo tokį tikrą klientą, kuris turi, va, jaučia, va, tą sielą, automatiškai jaučia ir tave, ir tada tas gaminys, va, tokia, turi prasme. Nes iš principo perka ne vien tik tais gaminio išvaizdą, ne vien tik tais, sakykime, patį gaminį, bet kiek tą meninę vertę, kūrybinę vertę. O galbūt apie tą sielą kažkaip susimąsčiau, o kas jeigu ta siela irgi nėra vienalytė? Nu, ta prasme, tai galbūt yra toks irgi, man atrodo, indėnų posakis ar istorija tenai tokia, kur sako vaikas tėvui savo, nu, kaip sako, susitvarkyti su tais 2 vilkais, kurie pas mane viduje yra, nu, tenai, kaip ten, kuris yra stipresnis ten ar kažkaip. Nu, tai sako, tas, kurį maitini, tas ir yra stipresnis. Tai aš kažkaip tai irgi yra tekę tokiuose susibūrimuose su psichologais bendrauti ir vienas psichologas tokią mintį pasiūlė, kad mes esam daugiagysliai tokie, daug gyjų pas mus yra, kas viena gyja, sakykime, kažkoks atskiras charakterio bruožas tavo yra. Ir kaip mes visi linkę viską į kategoriją sudėlio, tu toks ir tavo noks. Man kažkaip atrodo, kad viduj esame visokie. Ir kartais duodam valią vienai pusiai, kartais kitai galim duoti, kartais maitinam vieną vilką, kitą kartą kitą. Tai tas pats ir su tais pasirinkimais, o kam čia dabar kurti. Nu, kitą kartą gal aš ir išgraviruosiu tą ir pentagramą, apverstą tenai ir visai patenkintas būsiu, nes kažkaip tai irgi vienas iš tų posakių yra, kad nelemta tam medžiui pasiekti dangaus, kurio šaknis nesiekia pragaro. Tai tu turi į save viską įtraukti ir tu turi save suvokti visapusiškai, kad tu turi ir gerą pusę, ir blogą pusę, ir geltoną, ir raudoną, ir mėlyną, ir žalią, ir išdykusią, ir disciplinuotą, ir visokią. Nu, kaip sakyti, ir kas blogiausia gali įvykti, tai pradėti neigt kažkuria savo dalį. Kad aš noriu ten pasikeisti, arba toks nesu ir panašiai, bet tavo anksčiau ir vėliau jinai išlis. Ir išlis pačia bjauriausia forma tenai. Tai kažkaip tai aš galbūt kiti pavadintų nepastovus, nu, ta prasme, bet kitą kartą norisi tos ramybės, norisi kažko tai gilaus ir tokio dvasiško, ar dar kažką sukurti tokio su gilia prasme, ten atiduoti tą darbą, kam nors, kam tikrai tenai teiks didelį džiaugsmą, nu, kitą kartą, ką nors tikrai galbūt norisi ir tokio velniško sukurti, kas irgi tuo metu teikia džiaugsmą. Balansas. Taip. Žodžiu, balansas. Taip. Tai va dar labai įdomu, va taip užkabinam apie tas tamsiasias pusės. Šiaip apskritai žmonės nėra dažniausiai linkę priimti tamsiosios pusės ir dažnai ją va neigiam, sakykim. Ir aš galbūt save laikiau tam tikrą prasme visą laiką, va jaučiausi blogai, nes nesupratau, kokia yra mano ta tamsioji pusė, bet aš jas neneigiau. Ir aš kažkaip ją ir dabar priemu, aš su ją atrodo draugauju ir žinau va tą savo tuos taškus, per kuriuos va ateinant, kaip panaudoti tą tamsėje savo pusę į kūrybą. Tai va labai įdomu šiaip, kokia va jūsų tamsioji pusė yra. Aš negaliu įvardinti, kokia jinai tenai. Nu, tamsi yra tamsi, sakykime, ten ar tamsi pusė, ar ta dalis, kurią valdo tavo pasąmonė. Nu, aš tiesiog suprantu, kad galvoj kažkiek tai mes esam sąmoningi, ne? Ir mes gyvenam pagal socialinės normas, tenai kaip tikisi kiti iš tavęs ir panašiai.
Bet tavo smegenys tęsiasi iki pat paskutinio stuburo slankstelio, ne, kur tenai jau yra net ne krokodilo, o ten pirmonių kažkokių, tai ir iš ten kyla tie visi mūsų sapnai, tos baimės, fobijos ten ir visos tos tamsiosios pusės. Tai, kaip sakyt, nu, nesu aš turbūt iš tų, kur tenai labai jau dugne būčiau buvęs ar kažkas tokio, bet įkomponuoti save tą savo blogąją dalį, tai yra sveika, manau. Tenai, tai vat irgi mano gyvenime čia neseniai atsirado Jordanas Petersonas, toksai intelektualas, kuris vat būtent ir sako, jisai labai palaiko tą vyriškąją gyvenimo pusę, nu tokia, kad vyrai turi būti vyrais. Ne? Ir dabar va, daug vat, yra visuomeniai to tokio moteriškumo, švelnumo ir kad mokyklai berniukai negali lakstyti ir jie nieko negali sudaužyti ir taip toliau. Ir jie tampa tokie, savęs paties jie bijo tada, nu, ir užauga taip kažkaip tai pusiau tokie, aš tai galvoju, kad jeigu viskas gerai su tavim, nu, tai tu turi visas pusės savo priimti, nu, tokias ir turi ten ir būti toks ir žiauresnis kitą kartą, ir tiesmukiškesnis, ir panašiai. Tai, nežinau, ta visa vat kūryba tokia irgi vat galbūt iš pasąmonės atėjo, nes jinai prasidėjo nuo vieno sapno, kur jisai labai stiprus man toksai buvo. Tai buvo gimtadienio laikotarpis, spalio mėnuo, ir aš susapnavau save kažkur giliai Afrikoje, purve, besivoliojantis, ir taip gera buvo tam purve. Nu, Taip. ir dar buvau aš su kiaulės galva, ne savo galva, o kiaulės galva. Ir ten tam kažkokiem tai kaime genties, aš ten naktį, ten per lietų, per purvą, ten kažko ieškojau, kažkur knaisėjaus, ten nežinau ką dariau. Ir labai buvo gera. Nu, ta prasme, tai aš kažkaip tai atrodo, ta visa kūryba, vat su šitom kaukolėm, tai yra va tavo mano visuma, sakykim. Ir tai yra tai, ką galiu aš sakyti, kad tai yra aš, ką darau, ne? Nes irgi artimi žmonės sako, kai tu pradėjai vat kurti, pradėjai dalyvauti su savo kūrybą visokiose erdvėse, susitikimuose ten ir rodytis, nu, sako, tu visiškai kitaip, nesusikaustęs, atsipalaidavęs ten ir panašiai. Tai vat išlaisvini save visą, nėra kažko tai užgniaužto, kažkokio alkano žvėries tenai tokio. Tai nežinau, ten tokių, vat, sakysim, konkretybių iš tos tamsios pusės, nu, galbūt jei norit mane iš tamsios pusės pamatyti, nu, tai ateikit tada pas mane rudenį vėlai, kada aš derlių renku, nu, tai tada, kaip sakyt. Nes atidomu, ar į tą kūrybą labiau įkvėpia, kuri tą pusę iš principo? Ar tos, Visai. bet čia visuma? Tai galim taip pakalbėti iš muzikos pusės. Aš visą laiką kurdamas klausau muzikos. Ten daugelis galbūt pasakytų, reikia tylo ir panašiai, bet ne, mane kažkaip tai veža. Tai kartais aš galiu klausytis valandas, mėnesius, kokios nors ten Carbon-Based Lifeforms yra tokia grupė švedų, tokia chill, ambient, sakykim, tenai ten. Ir jinai ten labai gili, tokia irgi nuneša į vaikystę, kažkur ten į Sibirą, kažkokį net nesuprasi ten. Bet yra laikotarpiai, kaip mane veža Marilyn Manson, pavyzdžiui. Jis nuo pat paauglystės, ten galit mane vadinti vaiku ar nesubrendusiu, bet aš vis dar kaifuoju nuo jo. Na, tai ir jisai mane labai įkvėpė ten, tarkim, irgi iš paskutinių tų visų kūrinių, kai kuria serija tenai, tai daug yra, pradėjau su žodžiais įvairiais, užrašais kažkokiais, tai labai, ir turiu daug prisirašęs, ką dar reikėtų išgraviruoti ir būtent iš jo dainų tekstų. Tai va, tai ir visa ta jo dvasia man kažkaip tai labai, ir ypač dabar paskutiniu metu atrandu aš jį. Tai va, tai tokie va kontrastai, nusakyk.
Jo, iš tikrųjų aš irgi galvoju, man muzika irgi toks atrodo, kad vieną mėnesį, pavyzdžiui, gali tik pagal lyrinę, Taip. o kitą mėnesį roką pasileidai kokį ir va tas būna toks draivas tą laikotarpį, tai irgi toks cikliškumas yra visame kame. Tai gal dar turit kažkokią istoriją, vat būtent iš tų, vat, sakykime, kūrybinių pusę, gal kažkokią labai įsimintiną? Jo, tai va turbūt iš tų tokių, kai kalbėjom apie disciplinuotumą ir tikslus, ir apie tą kažkokį tai kitokį būdą, kur tave ta va, pasąmonė ir magija kažkokia veda. Ne? Tai pernai metais turėjau tokią gan ilgą kelionę pas šeimą į Kanarų salas reikėjo nukeliauti. Tai esu aistringas motociklistas ir keliavau per Europą, tenai su tokiu labai ribotu biudžetu. Ganėtinai toks buvo momentas. Tai kartais būna, tau reikia garsiai ištarti, kad reikia pagalbos ir tu ją gauni. Tai kažkaip tai labai buvo momentas prieš startą išvykstant, tai visi žmonės staiga sako, noriu nusipirkti tavo darbą. Ne, ir taip gavosi, kad jie tiek pirko, kad man užteko tų pinigų beveik kelioniai. Bet kelioniai pačioj, irgi ten tų nuotykių visokiausių buvo, bet vis kur susitikdavau su žmonėm, aš keliavau per žmonės. Buvo ten ir kempingų, ten ir panašiai, bet yra tokios bendruomenės, kur priima ilgų distancijų keliautojus ir jie priima ten pernakvoti, ar pamaitinti ar dar kažką tai. Ir aš įvairiose šalyse, tiek ten Prancūzijoje, ten Ispanijoje, paskui Portugalijoje, vis užeidamas į namus ir randu dekoruotų kaukulių kažkaip, tai vienaip ar kitaip, ten paprasčiau, ten ir panašiai. Ir jau paskutinės dienos, ten laukiau kelto į Tenerife, Portugalijoje, ir ten 3 dienas leidau pas vieną tokią britę moterį po alyvmedžiu. Ir kažkaip tai užėjau aš pas ją į namus ir žiūriu, kabo dekoruota avies kaukulė, tiesiog dažais išdažyta, bet labai panašiais ornamentais. O geras, sakau, aš užsiemu tokiais dalykais, žinai, sako, parodyk, ką tu ten turi, tai ten pradėjau nuotraukas rodyti. Ir vieną pasižiūrėjau, o sako, čia varis, sako, čia variu dengta. Taip, sako, ta prasme, tenai jai labai patiko varis. Irgi pradėjo ten rodyti, vedžioti po namus, visus kranus, rankenas, ten viską, sako, žiūrėk, pas mane viskas iš vario yra tenai. Tai sako, ar galiu įsigyti, o man kaip tik pinigų jau reikėjo ten paskutiniam 100 kilometrų ten pravažiuoti. Tai jo, sakau, kaip tik dengta variu laisvai yra tenai, tai sakau, grįšiu po mėnesio namo, tada galėsi, tu pavėsi man ten. Ne, sako, aš tau duodu, sako, pinigus, tu važiuok, kur tu nori, daryk, ką tu nori, grįšiu, tai sako, tada ir atsiskaitysim. Tai čia turbūt daugiau ta istorija yra apie, kad kai tau reikės, atsiras, tikėk tai, ką tu darai, tikėk to tikslu, tau nereikia turėti to tikro plano, kur tu važiuosi, kur ten kiek išleisi, ten ir panašiai, kur miegosi, kaip reikės, viskas atsiras. Kita dalis yra apie tą nuoširdumą ir pasitikėjimą, tai labai pareigoja, kad tau žmogus duoda ten 200 ar 300 eurų į rankas ir jis tave, vakar susipažinai su juo ir tenai ir tiki tavim, mato, kad, kaip sakyt, kažką tai, kad gali pasitikėti ir tas labai pareigoja ir labai įkvėpia po to toliau irgi daryti, stengtis, kad būtų, kaip sakyt, tikra, ne tai, kad ten įkišt kažką parduoti kokio, bet tai iš tokių. Tai iš principo taip gaunasi, kad šiaip norėjau dar paklausti vieną dalyką, bet dabar taip gražiai viskas susidėlioja, nes galvojau, ko galėtumėt palinkėti galbūt ir tiem jauniem žmonėm, galbūt nebūtinai jauniem, galbūt kažkas, kas N metų sėdi nelaimingi darbe
ir vat, norėtų kažką pradėti savo, bet vat, tos baimės kausto, bet labai dabar gražiai viskas susidėlioja į tai, kad tiesiog eik savo keliu ir visos aplinkybės tau susidėlios taip, kad viskas būtų gerai. Jo, nu galbūt aš pasakyčiau tiem jauniem žmonėm, kad nuo bet ko mus skiria labai plonas kažkoks tai sluoksnis ar barjeras. Nu, pavyzdžiui, mesti darbą, tau užtenka kelių klavišų paspaudimų. Parašy kažkam laišką ir viskas, tu gali eiti. Nu, jeigu tau dar nereikia ten 2 savaičių atidirbti tenai. Bet ta prasme, tave skiria nuo to pasiryžimo 3 klavišai. Nu, ta prasme, ir tu bet ką gali padaryti šitam gyvenime ir pakeisti, kaip tau atrodo. Tai viskas yra šalia ir viskas yra įmanoma, tik tai reikia pasiryžti, o kai pasiryžti, tai tada jau prasideda viskas ir kažkaip savaime viskas susidėlioja. Mhm. Taip, labai toks geras užbaigimui, manau, tinkamas. Tai labai ačiū, Danai, kad atvykot. Ačiū. Labai buvo smagu pamatyti jūsų darbus, toliau seksim, žiūrėsim, ką dar naujo sugalvosit, parodysit. Ir didžiausios sėkmės atrasti savo toliau klientus ir kurti sielas, iš principo, taip galiu pasakyti. Manau, kad taip, jo, nes čia yra, kad noras kažkoks tai įpūsti atgal sielos. Gerai, tai ačiū labai. Liuks.